Treneris, sakykit, čia prakeiksmas kažkoks, ar kur yra problema, kad Juventus jau kelintą kartą iš eilės viską turi savo rankos, yra tikra to žodžio prasme atiduoda pergalę varžovui. Čia ne prakeiksmas, bet skaitau, čia yra meistriškumas vis tiek. Žaidėjo koncentracija, viskas ir susideda tame. Treneri, ar neapmaudu, kad krepšinėje nėra tos fair play taisyklės kaip futbole? Nes 2 taškus varžovai pelnė, kai mūsų žaidėjas patyręs traumą gulėjo ant parketo. Čia vėlgi čia toks, nežinau, tai čia gal daugiau teisėjų tas sprendimas turi būti, bet teisėjai neduoda tokio dalyko. Čia tiesiog reikėjo iš vis, vėlgi klaidos. Tai būtume išsilaikę tą kamuolį, ten bauda, ne bauda, nesvarbu, bet turime išsilaikyti kamuolį ir viskas, reikia ramybės tiesiog. Treneri, atmetus tai, kad patirtas pralaimėjimas, jūs turbūt esate gana patenkintas, nes tas užduotis, kurias kėlė, tai yra neutralizuoti Kadžiulį ir Lukauskų komandą lyg ir įgyvendino. Įgyvendino tą, kaip ir ką kalbėjom, kokia didžiausia prieš tai buvo problema mūsų. Bet neapsigynėm tiesiog 2-2. Nesulaukėm tokios gynybos iš mūsų didelių žmonių. Kokia yra mūsų gynyba, mūsų šiandien visai to nebuvo. Mūsų gynybos šiandien 2-2 nebuvo. Pagalbos iš tų didelių žmonių. Pramiegoti vėl ten tokie keli, tokie atsikovoti kamuoliai jų. Paskiau Kisėlius 3 kartus įmetė laisvas, kur tokių pagalbų nereikia, mes apie tai buvom kalbėję. Bet vėl matot, gaunasi taip, kaip viskas būna tokie momentai, vienu metu būna viskas teisingai, bet tam tikrais momentais, kur vis daug lemiami momentai, jie tokie eina viskas aukštinkom apsiverčia. O tas yra skaudžiausia, kad būtume neanalizavę, nekalbėję, tai kažkaip toks dalykas, tas gal toks nebūtų skaudus, bet kaip pralošėm vien tuo ir dar tokiom smulkmenėlėm, tai skaudu iš tikrųjų. Skausmingiausias dalykas turbūt yra tai, kad prieš šitą rungtynių maratoną, kuris laukia dabar, traumą patyrė dar ir Saulius. Negalvoju, kad ten ką tik kalbėjau su Saulium, tai nemanau, kad ten baisi ta trauma yra iš tikrųjų. Turės atsistatyti, atsigaus vyras.